Pirmadienis. Grįžom iš stovyklos, grįžom į Lietuvą, grįžom namo, grįžom į savo įprastą gyvenimą. Čia saulė taip šviečia. Visą savaitgalį praleidau gulėdamas, nieko neveikdamas, žiūrėdamas video, filmus, valgydamas junk foodą. Bet nuo šiandien, nuo pirmadienio nusprendžiau pradėti badavimą. Bandysiu daryti badavimą nuo 3 iki 5 parų. Vakar prieš einant miegoti svėriau 102 kg. Taip, aš buvau labai apsileidęs. Pažiūrėsim, kaip kiekvieną dieną, ką rodys svarstyklės ir kaip rezultatai mūsų keisis. Na ir išvaizda taip pat. Na, šiam momentui vaizdas toksai. Visiškai atsipaldavęs. Labas, Rauniuk. Svoris 101,5. Žiūrėsim, kaip reaguos kūnas kiekvieną dieną. Taip pat labai įdomu, kokia bus savijauta ir kūno treniruočių metu, nes dabar jau 3 valandą dienos, važiuosime, jau eisim daiktus krautis, važiuosim treniruotės ir pažiūrėsim, kaip kiekvieną dieną jaučiasi kūnas be maisto, tik geriant žalią arbatą ir vandenį. Na, kol aš ruošiu daiktus į treniruotę, papasakosiu jums, kodėl aš apskritai ryžausi šitam žingsniui. Pradedant nuo paskutinio valgymo ir iki 12 valandų badavimo, kūnas naudoja energiją iš paskutinio valgio. Gliukozė ir kepenyse sukauptas glikogenas. Nuo 12 valandos iki 24 valandų glikogeno atsargos senka, pradeda gamintis ketonai, kūnas pamažu pereina į riebalų deginimo režimą. Nuo 24 iki 48 valandų insulino lygis krenta. Organizmas vis aktyviau naudoja riebalus kaip energiją. Prasideda autofagija, o tai yra senų ląstelių valymas. Nuo 48 valandų iki 72 valandų kūnas adaptuojasi. Energija gaunama daugiausiai iš riebalų ir ketonų. Smegenys pradeda efektyviai jais naudotis. Imuninė sistema pradeda atnaujinimo procesus. Na, o 72 valandas brūkšnelis 120 valandų, tai yra 5 paros. Aktyvi ląstelių regeneracija, stiprėja autofagija, sumažėja uždegiminiai procesai. Kūnas pereina į gilesnį remonto režimą. Senai nesimatėm su Tomu, atvažiavo į Vilnių ir sako, be lauktuvių negaliu. Kas mūsų laukia? Mėsa. Einam, pažiūrėsim. Čia visas maišas? Jo. Čia rimtai? Jo, tai pusė padažas tau. Aš nieko nepasimu, aš 2 maišus pasimu tokius ir viskas. Ai, tu namas. Jis tempdamas maišą. Ačiū tau. Ačiū galvau. Mėsa yra jėga, o draugystė dar stipriau. Taip. Na, pirma treniruotė baigėsi, energijos atrodo pilna ir nuotaika gera, nors atrodo virš skrandžio kažkur tai šitoje vietoje po krūtinę toksai spazmelis, lyg norisi to maisto, lyg prašosi, bet suprantu, kad tai yra tiesiog psichologinis momentas, fiziologiškai to maisto kol kas man nereikia. Galiu pasakyti, kad po pirmos treniruotės visai gerai jaučiuosi. O dabar atvažiavom į barbershopą, eisime pasigražinsim ir užbaiginėsim šiandienos dieną. Iš lėto bandau nužudyti savo ego, supratau, kad nieko čia nemėgau, kol kiti miega, aš šį drėkiu. Kaip visada tobulą. Ačiū. Gali kirpo. Ką, mane? Už tai davai, kaip dabar žiūrėt kirpo. Kietai? Labas rytas. Tai šiandien apibendrinant, miegas buvo labai geras, keltis visiškai nesinorėjo, o svarstyklės mane šiandien nudžiugino 98,7 kg. Aš tikiu, kad aš vakar labai stipriai išprakaitavau. Na ir ką noriu pastebėti, kad į tualetą šlapintis aš ėjau, neskaičiau kiek kartų, bet apie 10 tikrai ir tikrai gausiai. Tai tas mane tikrai labai nustebino.
Šiandien atsikėlus pirma mintis buvo maistas, nes vakar visi taip skaniai valgė namuose ir vakar labai norėsiu, bet po pirmo arbatos paragavimo supratau, kad aš valgyti dar nenoriu. Tad važiuojam dirbti. Na ir kas be ko, turite suprasti, jeigu jūs sportuojate taip kaip aš viso tuo metu, tai glikogenas daug greičiau išeina iš jūsų organizmo ir jūsų organizmas daug greičiau pradeda naudoti ketonus ir riebalą kaip energiją. Bet tuo pačiu raumenys silpnėja, ištvermė prastėja. Čia labai svarbu yra nepersistengti, nes organizmas gali pradėti raumenų baltymus naudoti kaip energiją. Po rytinės treniruotės dar kelias vietas reikia užvažiuoti, bet kol važiuoju jau jaučiuosi, kad akis po truputėlį merkėsi, nuovargis. Na ir treniruotės metu, jau kai tokį sprogstamą jėgą reikėjo panaudoti, tai jautėsi, kad jėgos senka ir netgi momentais biškai lengvas galvos svaigimas buvo. Nu, žiūrėsim, kaip toliau jausimės. Gal eisim vakarinę, gal neeisim, gal pažiūrėsim kaip rytoj jausim, nes treniruotėj. Bet be maisto kol kas nėra lengva kaip antrą dieną sportuoti. Atsisukite, ponė. Vai. Taip, tu esi Penelope Cruz. Nes atėjau į filmą ir supratau, kad neturiu akinių, tai reiškia, žiūrėsiu taip. Po vakarinės treniruotės iš tikrųjų mane pradėjau daužyti prie žemės spausti ir netgi mąstyti yra sunku. Tai jeigu tu bus sunku mąstyti, tada tu būsi Pedro. Aš Pedro rinkčiaus. Ir tai? Įsiminkit šią dieną. August 19. Pirmą kartą gyvenime aš atėjau į filmą be popkorno. Ir jų yra pilna nemokamai. O jų yra pilna nemokamai. Ir jis negali jų valgyti žmogus. O ten. Įsivaizduokit, kokia kančia. Bet įsivaizduok, kokia aš esu faina, aš nevalgiau ir per tavęs į tau negadinsiu niurų. Aš suportinsiu tavo perstinimą. Tai labas rytas. Šiandien trečia para. Po vakarykštės dienos 2 treniruočių keltis buvo be galo sunku. Nuo lovos negalėjau, atrodo, atplyšti, bet žinau, kad turiu važiuoti į darbą, todėl sukandęs dantis atsikėliau ir visgi atvažiavau. Svarstyklės nudžiugino, parodė 97,2 kg. Svoris krenta labai stipriai, tai kalba apie tai, kad daug skysčių manyje. Problemų kaip ir didelių nėra, būti nevalgius. Tikrai, išskyrus tai, kad trigerina, kai užuodi kvapus, nes pradedi užuosti daug įvairių skanių kvapų ir labai nori valgyti. Bet ne dėl to, kad tau reikia, bet dėl to, kad tau turbūt nori pajusti tą skonį. Na ir tas momentas, kai pritupi arba pasilenki ir pradeda svaigti galva. Tas mažiausiai malonus dalykas. Bet nepasiduodam, laikomės plano, einam dirbti. O čia mūsų super sportininkas atvažiavęs yra, kuris jau vėluoja 3 minutės į treniruotę ir vis dar sėdi telefone. Nu. Kodėl vėluojam? Jaunieji ūkininkai. Kodėl vėluojam? Senai matytas. Atvažiavam pas Liudą Vasiliauską į jo rojaus kampelį. Parodysiu, kaip jisai gyvena. Čia daro stovyklą ir šiandien sudalyvausim vienoje praktikoje pradirbimo santykių. Bus labai įdomu. O kol kas, reikia tokiuose molinukose gyvena žmonės. Ten prūdelis, už prūdelio upė. Jau čia pats Liudas, jau su Santulė. Liudo Vasiliausko stovyklose, paremtose Džono de Martini metodika, kiekvienoje gyvenimo situacijoje ieškome ir žalos, ir naudos. Kai tai supranti, gyvenimo įvykiai tampa netokie baisus, sunkumai virsta pamokomis, o iššūkiai galimybėmis augti. Beje, pačiam man asmeniškai ne kartą prieš varžybas pasiteisino darbas su Liudu ir būtent šią techniką. Ta patį galima pritaikyti ir badavimui. 5 parų badavimas nėra vien tik sveikatinimo būdas. Tai psichologinis išbandymas, kuris padeda susidurti su savo silpnybėmis ir jų nebijoti. Kai kelias dienas nevalgai, tave lydi pagundos, kyla vidinis balsas, kuris ragina pasiduoti.
Bet būtent čia gimsta stiprybė. Supranti, kad jei gali atsilaikyti prieš tokį iššūkį. Nes juk dienos gale viskas priklauso tik nuo mūsų pačių sprendimų. Ir kai išmoksti matyti pilną paveikslą, tiek gyvenime, tiek tokiame paprastame dalyke kaip badavimas, suvoki, kad tavo rankose slypi kur kas daugiau jėgos, nei tu manėjai. Tiesiog ilgiuosi ar girdžiu kažkokių tai dalykų, ką aš tenai praradau. Tai jeigu aš ten praradau kažkokius tai savo svarbius, kad mes kažką prarandam, bet realiai mes nieko neprarandam. Jo, tai neinam toliau dėkingumo ir neutralumo. Turi būti tiesiog tas tvirtas neutralumas. Neinam per daug žadų. Po praktikos patraukime namų link, besigrožėdami įspūdingų Lietuvos gamtos grožių. Na, o vakarą užbaigiau nekom kitu, o savo pačią mėgstamiausią pirtelę. Aš tikiuosi, tu ten neplikų užpakaliu išeisi. Oi, kakая tarakutė. Labas rytas. Šiandien jau ketvirtadienis, tai gaunasi 3,5 paros kaip be maisto. Vakar pirmas užėjimas po pirties apsvaigino galvą, vos nenukritau, spėjau atsisėsti, atsigaivinti, bet dar 2 užėjimus padariau, tai visai gerai jaučiausi. Šiandien atsikėliau iš tikrųjų visai be alkio. Jaučiuosi, kad esu be alkio ir svarstyklės taip pat nudžiugino 96,6. Bet šiandien vakare galbūt jau pradėsiu gerti sultinį, kurį viriau 1,5 paros. Tai va tik jį atidariau. Turiu dabar važiuoti į treniruotes, bet Santulė ištrauks kaulus, išneš į lauką. Viršutinis sluoksnis yra riebalai sustings. Tada aš juos išimsiu į sloviką, vėliau aš juos naudosiu kepimui, o sultinį jau pradėsiu po biškį gerti. Nuo rytoj dieną jau po truputėlį pradėsiu ir maistą vartoti. Bendra savijauta kaip ir nebloga, bet kad super energijos būtų antplūdis kažkoks tikrai ne. Dalykas tas, kad reikia daug ir druskų naudoti, ir elektrolitų. Druskų aš šiek tiek vartojau, elektrolitų nelabai. Tai todėl aš manau jaučiuosi toks ir biški down, be jėgų. Tai vat, važiuosim į treniruotę, pažiūrėsim kaip ten seksis. Kodėlgi jums nepriminus, kad mūsų kanalas bus labai jums dėkingas, jeigu jūs palaikysit mūsų spausdami like, palikdami savo komentarą ir nepamirškite apie subscribe. Taip pat atskiras ačiū tiems, kas paremia mūsų darbą YouTube membership'e. Tad ačiū jums labai, gero jums žiūrėjimo. Beje, prieš išvarant į treniruotę dar galvoju parodysiu, nuo ko pradėjom ir ko jau baiginėjom. Visiškai atpalaiduotas pilvas. Matosi, jo praktiškai nėra išsipūtusio. Vanduo nuėjo. Atrodo vos ne kaip varžybinis. Rytas gražus. Motyvacijos nėra per daug. Bet tas noras išbandyti savo galimybės veda pirmin. Iš lėto bandau nužudyti savo ego. Supratau, kad niekad jo nemėgau. Tokį taip miega, aš į priekį bėgu. Keliauju tempą, tik pakeičiu bėgius. Tiesinu sulaužytus sparnus, stiklo šukės. Pasakyk, Roka. Ką? Pasakyk, kaip palyginusiu kasdieną, kaip šiandien atrodo? Kaip ir kasdieną. Kaip kasdieną? Toks pats fucked up? Ačiū, bro. Ačiū labai. Reiškas, ne viskas prarasta. Nafik tos kalorijos. Teisingai? Ačiū. Taigi sveiki sveikučiai. Praėjo 4,5 paros. Galiu pasakyti taip, kad kiekvieną rytą po kiekvienos treniruotės raumenis skauda bele kaip. Vakar taip aš ir neparagavau savo buljono, todėl kad vakar taip ir nesustingo taukai, bet šiandien jau pasiruošęs tam.
tu kai sustingi, reikia jas nuimti. Kada gali žinoti, kad bulionas tikrai pavykęs, tai kai matai, kad gavosi tikras želatinas. O tai reiškia, kad jame yra pilna kolageno ir gerųjų amino rūgščių. O šitą daiktą, tai yra riebalus, mes nesim tai kaitinti. Iššildysim, šiek tiek išgarinsim likusius vandenis, tada pilsim į stiklainį, nupylę vandenį, naudosim šitą riebalą kepimui. Ir vienas mikrofonas, tembras vibruoja, būna skalpis važiuoja, laidai iki bučiuoja, HD susumuoja, skelbime per pusę sudegusią trupę, nemačiau, nežinau, man vienodai rodo, viskas turi svorį, lyginau su broliu, mūšis kalbota, net neabejota. Gerai, prieš padedant gerti šitą auksinį gėrimą, man šiuo metu jisai kaip aukso vertės, subendrinam viską. Kalbėti ir mąstyti yra tikrai sunku, jaučiasi, kad trūkumas tos energijos smegenyse. Jeigu nesportuočiau tokio sprogstamo sporto, galbūt būtų lengviau. Esu matęs ne vieną youtuberį, kuris daro bėgimą, daro kardio ir labai puikiai su tuo susitvarko. Po tokių intensyvių treniruočių kaip mano, tai yra hit treniruočių su savo kūnu ratu arba kickbokso treniruočių sprogstamo jėgą prie kriaušio arba su partneriu, tai iš tikrųjų išgrįžia visą energiją, visą glikogeną ir viską iš savo kūno. Tai kiekvieną rytą, tiesą sakant, atsikėlęs jaučiau didžiulį skausmą raumenyse, tokį traukimą, plėšimą, bet ne tai kaip po štanginės, kaip būna, o labiau tokį sausą ir neujumo plėšimą grinai. Tai kiekvienas rytas buvo iššūkis, bet kiekvieną rytą mačiau, kaip svoris krenta ir eina į apačią. Tai pradėjau sekmadienio rytą aš nuo 101,5. Dar visą sekmadienį aš valgiau, čytinau, valgiau viską, kas po ranka papuola. Sekmadienio vakarą nuo 11 valandos aš nustojau valgyti. Ir beveik po 110 valandų mano svoris šiandien yra 95,4. Tai reiškia 6 kilai vandens iš manęs išėjo. Kas įdomiausias dalykas, kai esu girdėjęs, kad netgi tokią temą paliesiu, kad tuštintis žmonės eina dar kokias 3 dienas nevalgius. Man gavosi pirmą dieną, daugiau tuštintis nejau, bet šlapintis jau labai daug. Ir jautėsi, kaip tie skysčiai eina lauk. Beje, prieš paragaujant dar šito gėrimo reikės parodyti, kaip veidrodį atrodo. Sumoje galiu pasakyti, kad tai yra grinai psichologinis išbandymas. Esu pažinojęs ne vieną žmogų, kuris daręs yra ir savaitės, ir 2 savaičių, ir 21 paros badavimus. Išgyveno, svorį numetė ir sakė, kad po kurio laiko prasideda tas energijos antplūdis, kai pradeda deginti savo pačių riebalus. Mes taip ekstremaliai neįsim, nes mes, kaip sakiau, sportuojam, pastoviai judam ir nenoriu pradėti deginti savo raumens, nes raumuo man be galo yra reikalingas ir ilgai aš jį auginau. Tad šitų beveik 5 parų badavimo į metus man pilnai užtenka. Nu, o dabar ką? Einam pažiūrėsim, kaip atrodo. Vaizdas jau toksai. Jaučiuosi pilnai sukūdęs, grinai kaip prieš varžybas. Pilvas nukritęs. Pilvą išpūsti net neina, nes nėra iš ko. Ir po pirmo gurkšnelio buliono aš jau įsivaizduoju, kad jau pradėsiu kaifuoti. Tai vat kažkaip tai taip. Bet užtat kubelį grįžta namo. Gerai, tas momentas. Oh yeah. Kažkokį skonį burno jaučiu. Beje, jeigu
įdomu, kaip aš darau sultinius, taip pat galite palikti komentarą, padarysiu pilną video, kaip gaminamas sultinys ir kaip atskiriami taukai ir kaip paskiau naudojami jie. Tai planas pirmą dalį dienos gerti buljoną. Dabar mes atsigersim buljoną ir važiuosime į treniruotę, o po jos galbūt pirmas kiaušinis jau keliaus į trasą. Tad skanos man. Apskritai šitas badavimas yra toks savęs labiau išbandymas. Išbandymas savęs, savo valios, kaip kelionė, sakyčiau. Nes kiekviena diena atrodo kaip iššūkis, kiekviena valanda kaip iššūkis, ypatingai susitikimai, kai tu važiuoji į vieną vietą, į kitą vietą ir ten žmonės valgo, ten tau siūlo, ten tave nori pavaišinti, ten dar kažką, o tu visko atsisakai, kas man iš tikrųjų yra gan aktualu, išmokti sakyti ne, išmokti atsisakyti ir tokio, kaip sakyti, stoicizmo labiau laikytis tuo momentu, kai atrodo akis nori, bet protas sako, kad ne. Su gimimo diena, su gimimo diena. Na ką, brangiai, bemontuodamas 20 mūsų vlogą apie Kroatijos nuotykius, geriu jau 3 puodelį šiandieną sultinio. Yra dabar be 15:05, tai mes šitą atsigeriam ir su Santa neužilgo važiuojam į fotosesiją. O po fotosesijos grįžęs pažiūrėsiu arba dar vieną puodelį išgersiu šito, arba jau paragausiu kiaušinio. Visgi nusprendžiau dar pasilaikyti iki galo šitam badavime, kad šiandien naktį bus jau 5 paros. Iš tikrųjų, tai mes tokie atsilikę į visus tas Instagramų trendus, nes dabar praktiškai po 2 metų buvimo kartu turėsim pirmą fotosesiją. O pirma fotosesija bus ne kur kitur, o žvėryno kieme. Čia yra mūsų su Gabrielė secret spotas, kur gaunasi pačios gražiausios nuotraukos. Natūrali šviesa, bet bus šešėlis, bus biškai taip originaliau, įdomiau. We will see. Nespoilink. O aš vis tiek apie maistą galvoju. Iš lėto bandau nužudyti savo ego, supratau, kad niekad jo nemėgau. Čia su vyšniom. Aš ją sakau vėliau su tom. Datuliu cuku. Cukum, ką tau geriau būtų. Tikra draugė. Čia yra pasaka. Čia yra tikra draugė. Kuri žino, kad Santulė alpsta dėl šito vaškės apkepo ir ne man net gimtadienį vietoj torto iškepa. Iškepti dar kartą reikės. O Santulė yra mano tikra draugė. Na ką, praėjo lygiai 5 paros po mano badavimo ir pagaliau atėjo momentas paragauti pirmą maistą. Dieve, kol aš dėjau tos raugintus kopūstėlius, man seilės neįsivaizduot, kaip bėga burnos. Aš jau esu ekstazijai. Tai bus 2 mini tokie mažiukai kiaušukai virti ir raugintų kopūstų. Kaimiška. Spalva visai kitokia. My god. Gerai bakterijų. Čia turi lavonėlį gulinti ant grindų ir šnekantį kažką. Oh my god. Tu neįsivaizduoji. Aš matau, aš girdžiu šiaip, kaip tu kramtai arba ką. Taip norisi garsiai ir ilgai kramtyti. O tai kažkokia tokias kalnas, šviežas, kaimiški. Vardant tokių momentų verta badauti. Pats paprasčiausias maistas tampa, tiesiog pasakiškas skonio. Challenge is done. Labas rytas. Po vakarykščio užkandžio jaučiuosi visai gerai. Miegojusi taip pat saldžiai. Keltis buvo sunku vėl. Bet rytą pradedam nuo auksinio buljono. Dabar yra 8:30 ryto. Ir po truputėlį pradėsim valgyti. Kas 2 valandas bus pavalgę. Pradėsiu vėl nuo kiaušinių. Tada Siterašas buvo atvežęs varškės. Ir taip po truputėlį eisime į priekį. Ką pastebėjau, kad badavimo metu
jeigu nesportuoji, jautiesi puikiai. Tik tai būna toks dalykas, jeigu tu užsisėdė, dirbi, buvom fotosesijoje arba prie kompo sėdė, montuoji. Ir vis nori atsistoti greitai, atsistoji ir tas galvos svaigimas toksai, norisi vėl greitai prisėsti. Išskyrus to, nėra jokių kitokių blogų dalykų. Ir šiandien šiaip atsikėlęs valgyti net nesinori. Galima būtų eksperimentuoti eiti toliau, bet vėlgi, nenorisi raumens deginti, tad šiandien jau pradėsim krauti baltymą atgal.